Kai prisijungiam prie Tink.lt, išsirenkam maršrutą. Primenam, kad pakviesti draugą gali tik tada, kai turi pakvietimą ir galiojantį bilietą. Aš matau, kad turiu vieną. Va, taip pat liko vienas pakvietimas. Siųsti pakvietimą. Suvedu draugo elektroninį paštą. Suvedu, kada planuoju minti. Išsiunčiam. Pakvietimas išsiųstas. Ir visi pakvietimai matomi mano paskyroje. Mano Tink pakvietimai. Taip, matome išsiųstas pakvietimas. Pakvietimo tekstas. Ir jeigu pasiklydo pakvietimas kažkur pakeliui, galime jį išsiųsti vėl. 3 kartus.